Nežinau, rimtai aš čia sėdėjau, ar nerimtai, bet kėlaus kubitai parke ir tokia balutė. Po purvo vonių vakar. Džipas į džipą panašus tapo. Važiavimų tema irgi yra įdomi. Pradžiai bijojau, bet iš tikrųjų bent kiek paruoštas visureigis yra nepalyginamas su kitais paprastais automobiliais. Neria džipas ir atveža be problemų. Kol kas bet kokio oro. Na, stengtis su palėtinta pavara per minkštesnės vietas važiuoti. Ne tik tam, kad pravažiuoti, bet ir tam, kad neišmalti kitam kartui, nes kažkaip jis vis gilėja ten, nežinau, durpynai. Tai daug kur va tokių vietų yra laukuose. Yra 3 privažiavimai. Ten yra melioracijos griovys. Į stulpų yra primesta. Kelias yra pro kaimynus. Ten irgi įdomus jisai toks. Kai sausa, tai visai nieko pravažiuoti. Bet kai šlapia arba atlydys, čia prie to miškelio sunku ten. Irgi balos matosi, per kaimynus nevažiuosi. Jiem ten irgi malt kiemą. Pas juos ten irgi drėgna, mačiau. Pats trumpiausias yra šitas privažiavimas. Pavojingiausias atrodo. Nes jis 3 vietas turi tokias labai piktas. Tėvo drakonų be problemų. Padangos daug lemia. Biškai čia pakeltas, bet nedaug. Visos sodybos, kurios turi gerą privažiavimą, jų kaina iš karto yra didesnė. Gerokai didesnė. Bet man gal, žinot, dabar jau ir labiau patinka su blogu privažiavimu. Geriau tokiu. Bet kažkaip nuošaliau. Niekam nereikia, nieks nelenda. Stirnas laksto. Gyvūnai tie galbūt netaip baidos ir dėl to čia lieka. Bandysim susigyventi ir mes su tais gyvūnais. Matysim, gal kažkada ir paglostyti pavyks stirną. Ką dėl privažiavimų dar reikėtų pridėti, tai kad 3 privažiavimai yra geriau nei vieno privažiavimo. 3 kartus geriau. Gal 3 kartus geriau nei vienas privažiavimas. O taip, tai džiaugiuosi, kad jie yra. Turim pasirinkimą. Tai ką matote, priminsiu, yra vieno žmogaus 5 savaičių darbo. Čia yra jau padaryta. Bet čia tamsu nelabai matosi, va čia geresnis vaizdas. O tai va, gavosi. Man patinka. Kantri. Greičiausia balinsis čia. Spėjau. Bus šviesiau. Visas medis yra gautas arba iš apačios balkių, arba iš kitos pusės. Įdomus dar dalykas. Žingsnis skiriasi. Čia siauriau. Va tie šmotai, kurie ten stovi kampe, jie yra iš tarp balkio. Va gulėjant šitą 5-tuko. Ir aš jas numėčiau, net neprikalti buvo. Jie man tiko į aną pusę. Pirmas sluoksnį iš lentų dariau, antrą iš vatų šmotų. Kodėl taip, ką gavau name ir palikau name. Kainavo tik mano laiką ir jėgas. Dar nugaunasi. Nereikėjo daugiau dėl manęs medžių kirsti, pjauti. Viską pasiėmiau iš čia. Saugos priemonės. Rekomenduoju. Labai gerai priglunda. Respiratorius toks. Per šoną vis tiek prisikvėpuoji. O šitas daiktas, aš tai prapučiu tą filtrą, nekeičiu po kiekvieno užsikimšimo, 5 eurus gal kainuoja. Atsuku, prapučiu, išdaužau ir jisai vėl puikiai paskui tarnauja. Bet labai jaučiasi ant sveikatos. Ir labai sunki savijauta paskui dulkio prisikvėpavus, pasaugot reikia save. Kaminai, nežinau kaip su tais kaminais bus, nes dar ir neaiškus yra pečių likimas. Gal pečiai liks dar net porai metų, o gal ir ne. Tai va nežinau, kaip užbaigti aplink kaminą, tai ir neužbaigiau. Užbaigsiu prieš žiemą. Pečių kažkada neliks, tai faktas, bet jeigu aš čia darbuosiuosi rudenį žiemą, tai visai faina jas pasikuriant. Labai daug kas sukuriant yra, daug labai medienos atliekų. Tai pasišildyti nemokamai, kodėlgi ne. Nušveistos lentos iškart finišas, kad būtų. Balkiukų kraštus pavaliau iš karto, nes paskui prieit sunku bus. O čia guldysis. Irgi ką radau čia viršui. Tai va šitie
Iškart supjauta viskas, tai kad neapsikrauti, maks rezultatas už mažiausius pinigus. Valandai net nepraėjus, antrą sluoksnį nušvietėm. Nušviečiau ir sudėjau. Tarpai kai kur gal ir šviečiasi, bet čia tik kol kas, kol dar neprisukta. Dar pakoreguosiu, va tarpelį šviečia, tai prisitrauks. Na vis tiek iš viršaus bus juoda tokia membrana, tai nesišvies tarpai tikrai. Galima iš viršaus pažiūrėti. Kas gerai, kad lentos buvo iš apačios balkio, tai jos mums nieko nekainavo. Jos su tarpu dėjosi, tai dar liko kitai patalpai. Nežinau, kaip čia pavadinti. Dylės, gal net nedylės. Irgi šitos patalpos ant balkių gulėjo. Ant jų buvo jau tas senovinis šiltinamasis sluoksnis. Durpės matyt, dar likučiai likę. Irgi nieko nekainavo. Ir dar liko, nes jos buvo viena su kita suglaustos, o dabar su tarpu, su lenta. Tai vėlgi mums jų liko. Bus kitom patalpom, kurių tikrai dar nemažai bus. 0 pinigų, diskelį švietimo, bet palyginus kiek reiktų kubų medienos sam 100 kvadratų, tai juokas. 5 minutės. Tokia lenta. Gal net mažiau. 3 kokios. Vinis svarbu išsitraukti. Kažkaip vienas vinis gali sugadinti. O su vienu jau prišveičiau. Nežinau, gal jau. Visai tai patalpai. Perimetrą. Lazeris. Balkį. Persinešiau į priešingą pusę. Įsikaliu vinį prie lazerio. Vienoj pusėje, kitoj. Ir tada lenta, kai iš apačios keli, gaunas kaip majakai. Ir prisikali tą lentą per vidurį. Labai patogu. Tai mano improvizuotos staklytės medienos paruošimo iš senos lovos, kurią radau viduje. Tiesiog jos neišnešiau, užsimečiau dar porą lentų. Ir va tokį staliuką pasidariau. Pradžiai pasidaręs vieną pavyzdį pagal jį. Ir toliau iš karto atsipjaunu pagal reikiamą ilgį, kad ant balkio atsigultų abu galai. Ir nusišveičiu su vibruojantis ir besisukantis šlifavimo aparatas. Senas King Pau. Toks brandas senukose kažkada buvo pardavinėjamas. Labai gerai jisai veikia, man iš tikrųjų labiausiai pasiteisino iš visų šlifavimo įrenginių. Kadangi darau viską vienas, tai iš karto pasiruošiu ir užsikeliu ant pečiaus, kad viršui būtų patogu pasiekti. Kol kas nesuku, tik susidėlioju, nes dar nežinau, gal tas namas dar biškį judės, gal mes jį kilnosim, gal rastus keisim, gal reiks, o gal iš viso nieko nedarysim, bet tik susidėlioju kol kas. Plius dar raktai tik tai gauti, o dokumentai dar nedatvarkyti iki galo, tai ir nenoriu pirkti varžtų, kad paskui pinigais neprarasti, jeigu kas, taip sakant, be investicijų kol kas. Dėrėtų dar paminėti, kad šitas sluoksnis, kurį aš čia dėlioju, pakanka plonų lentų, šiaip bet kokių praktiškai, nes laikys tik tai šiltinamąją, o iš apačios svarbu, kad atrodytų dailiai. Kaip čia pasakius, tai neturės visiškai nieko bendro su galbūt kažkada būsimomis grindimis. Va, grindis pradėjau ardyti, nes jos keliaus. Baigės man medieną lubom, keliaus į aną namo pusę. Tokiom pačiom lubom. Bus netgi plačiau ir greitai einasi labai su tokiom ilgom. Kadangi dabar išvažiuosiu, kelias savaitės nebūsiu, tai vėlgi norėjau pradėti grindis, kad suprasti, kaip tai atrodo. Kažkaip tai ne iš karto atsakymą žmogus randi kai kurios klausimus, bet jau kai jį užsiduodi tą klausimą, tai paskui susapnuoji tą atsakymą, randi internete. Tai va, taip norėjusi suprasti jau kasgi čia. Žemės. Šitas skylutės mane neramina, nes lauke mačiau tokias pačias. Manau, čia gyventojai. Iš tikrųjų, nebus čia tokios grindys čia bus šildomos betoninės. Teks izoliuoti nuo lauko, skaldą gal pilti, trombuoti, kad neprasikastų jie. Arba juodgrindės daryti. Šildymo sistema arba išgręžinė bus vanduo, arba oras vanduo. Labai smalsu buvo iš tikrųjų kampus ir kraštus atverti, pasižiūrėti, ant kiek ten yra blogai. Čia nieko. Čia ne kažką. To reikėjo tikėtis, kai guli praktiškai ant žemės pastatas. Apžiūrinėjant jau namą, kaip pirkau, spardžiau, vaikščiojau. Viliausi gal čia patinis, bet dabar žinosiu, kad dar po apačia vienas yra.
Porą laužtuvų labai gerai. Vieną didesnį turėti. Grindimą ardyti labai gerai. Ir vieną mažylį turėti irgi pravartu. Na, ypač prie plankučių ir vinukų traukimo. Tokia siena apie valandą užtrunka, kol visus vinukus ištraukai. Nežinau, kiek ten jų tūkstančių yra, bet jūs įsivaizduojat. Jeigu su sunkiu laužtuvu va taip daryti kelis tūkstančius kartų, tai nu kam kilnota svorį papildomą. Tai mažesnį laužtuvėlį irgi turėti yra labai gerai ir patogu.